Kas nežino, tai aš esu dėdas Rimas Armaitis. Į Ukrainą atvykau 22 kovo 13 ir grįžau šių metų gegužės mėnesį. Tarnavau Ukrainos karinės žvalgybos užsieniečių legione. Mūsų užduotis pagrindinės buvo dvi. Arba stabilizuoti frontą, jeigu rusai kažkur tai bando prasiveržti, arba atvirkščiai frontą aktyvinti, jeigu niekas nenori kariauti, kaip iš vienos iš kitos pusės. Būna ir tokie atvejai, kada žmonės pavargsta nuo karo ir iš vienos ir iš kitos pusės nenori kariauti, jie daeina iki tokių dalykų, kad vos vieni su kitais nežaidžia futbolo. Arba karas vyksta pagal tą vadinamą dogovorniaką, susitarimą. Iš vakaro išvažiuos mūsų tankas, jūs pašaudys, jūs pasislėpkit, o iš ryto jau kitų pusės minosvaidis kokią 5 valandą ryto jūs pašaudys, jūs irgi pasislėpkit. Būna ir tokie dalykai fronte kartais. Tai mes būna siunčiam į tokias vietas, aktyvinti frontą, kad iš kitų vietų pritraukti būtent į tą tašką daugiau rusų pajėgų. Tai štai, pirma mano komandiruotė buvo Mikolajevas. Ten dar tuo metu aktyviai niekas neminavo, didžiausia kas buvo, tai kriaušės, kada pamiškės juostos buvo takai ar kur nors padedama kriaušė. Kriaušė tai yra granata su atotampa ir kabliukais. Gal kas ir matėt, pabandysiu paaiškinti, ant šakos pakabinama paprasta granata. Įstatoma vietoj šitą saugių apsaugos skaičių adata, jinai sutepama dar kokiu nors tepalu, eina valas koks nors ir ant šakų kabliukai. Jeigu atatampa, visada pamatyti, o kai jos kaba ant šakų, tu šaką užkabini, kabliukas užsikabina ir pamatyti tokį dalyką yra labai sudėtinga. Dabar šitam karo etape tai rečiau naudojama, bet karo pradžioj tai buvo labai populiarus dalykas ir iki šiol tai yra pats sudėtingiausias, ką galima aptikti einant pamiškės juostą. Toliau jie pradėjo minuoti iš pradžių takus, sakykime, prieš pėstinėm minom takus. Taip. Anteną uždengi mikrofoną tučios, taip, išlaikyk, nedaina garsas. Pradėjo minuoti takus, tada ukrainiečiai pradėjo vaikščioti aplink takus, tada jie ne takus, aplink takus pradėjo minuoti. Bet tai čia būtent Mikolajeve buvo mano užduotis pagrindė į kažkokį tašką per pamiškės juostas pravežti žvalgybinės arba šturmo grupės. Dalyvau dviejose operacijose, kada viena buvo, kada mūsų sakykime, gudų viena iš žvalgybinių grupių persirengė rusų uniformą ir užgrobė rusų blokpostą ir ėjo kolona, sunaikino jų vadus. Tai yra, kaip eina kolona, kaip taisyklė trečia arba kažkur į galą, mašina būna su vadais, jie ją sunaikino ir grįžo. Mano buvo užduotis pervesti per pamiškės juostą būtent iki to taško. Antras išėjimas buvo, kada viena iš ukrainiečių grupių pakliuvo kaime į apsupimą ir arčiausiai stovėjom mes. Ukrainiečiai prašė mūsų pagalbos, kad išgelbėti tos karius, kurie pakliuvo į apsupimą. Vėlgi reikėjo davesti žvalgus iki kaimo, kuriame jie buvo apsupti. Mūsiškiai užėjo, surado visus ukrainiečius, pamušė dar vieną tanką rusų ir išvežė visus, evakavo visus kartu su sužeistaisiais. Už tai mes gavom patį pirmą minosvaidį iš pačių ukrainiečių, jie padovanojo šitą operaciją mums minosvaidį. Mes tada net turėjom pačių minosvaidžių. Tai va tokia buvo pradžia. Toliau Valnianskas, Guliai-Polė. Valnianskas, Guliai-Polė buvo įdomus to, kad mes beveik 2 mėnesius tai paėmus dirbom pilkoj zonoje. Pilka zona tai yra niekieno žemė, tarp savų ir svetimų mums reikėjo paruošti placdarmą šturmui. Kad paruošti placdarmą šturmui, tu turi išvalyti visus kelius, takus, pamiškės juostas ir taip toliau. Tai visas šitas darbas užėmė maždaug apie 2 mėnesius bendrai, bet jeigu paimti tiesiogiai išėjimus, tai čia buvo maždaug 3 savaičių darbas. O jeigu kasdieną paskaičiuoti, kiek mes dirbam, 3 savaičių darbas. Per tą laiką aš numečiau 13 kg svorio. Galite įsivaizduoti, koks kasdieną būdavo
apkrūvis, kada tu kasdien beveik numeti po 300-400 gramų svorio. Tai yra, kada mes grįžom iš Guleipolio, vyrai, kurie žinojo, ką mes ten darėm ir kokias užduotis atlikinėjom, manęs paklausė vieno dalyko: dėdai, a pas jūs buvo nors viena diena be nuotykių? Aš pradėjau skaičiuoti, bam, 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 sakau, per visą tą laiką tik tais 2 išėjimai buvo be nuotykių. Tai yra, kada tu dirbi tais laikais pilkoj zonoj, dar tada nebuvo tiek daug dronų, kaip yra dabar. Tu maždaug žinojai, kokiuose vietose yra dronai, nes tos vietos kaip taisyklė prišaudytos, tose vietose dažniausiai vyksta kažkokie judėjimai ir taip toliau. Bet tada labai daug vaikščiojo žvalgybinių grupių, žvalgybinių diversinių grupių. Ir kaip taisyklė mūsiškiai dažnai persirengdavo į rusų uniformas, o rusai į mūsų. Ir kada tu eini dirbi, mane kada klausė, kiek tu nušovė rusų ar kažkas, tai aš visada sakau, nei vieno. Kodėl? Jų užduotis ateiti tyliai ir išeiti tyliai. Mūsų užduotis ateiti tyliai, padaryti savo darbą ir išeiti tyliai. Ir kada tu dirbi, eina kažkokia grupė, tu nežinai, tai gali būti saviškiai, tai gali būti priešas. Tu jos ginklų pravedi, jei tave ginklų praveda, jie nešaudo, tu nešaudai. Rankom pamusuokojam vienas kitam, dirbam toliau. Blogiausia būdavo, kada tave pamato dronai. Nes jeigu tu pradėsi šaudyti, tu iškart save pažymėsi ir tave greitai atskris. Bent koks triukšmas. Ir kada dirbi pilkoj zonai, jeigu mes kažką tai randam, mes nenaikindavom. Mes tiesiog patraukdavom į šoną ir tą vietą pažymėdavom, kad nebūtų triukšmo. Nes jeigu mes sunaikinsim jų padėtas minas, jie jau žinos, kad ten jų minų nėra, o mums reikia tyliai nuimti. Tai va, to buvo ypatingas darbas Guleipole. Margansas, ten mes dirbom ne pagal savo specifiką, ten buvo užduotis saugoti barkasus. Margansas ypatingas to, kad jis buvo nuo rusų pusės skiria tik tai Dniepras. Ir kaip kalba dažnai, kaip kur evakuotis, jeigu prasideda karas. Būtent Margansas vienas iš tų pavyzdžių, pats paprasčiausias. Ten dieną visi gyveno įprastą gyvenimą, kaip paprasti žmonės, darbas, viskas. Vakare visi susirinkdavo savo daiktus, tokius pirmos būtinumo, ir išvažiuodavo už miesto į laukus, statydavo palapinių miestelį. Naktį nuo 1 iki 4 miestelis buvo totaliai apšaudomas salviniam sistemom, artilerija, dažnai raketos atskrisdavo, minosvaidžiai nepasiekdavo. Bet nuo 1 iki 4 tai buvo Armagedonas. Ryte visi grįžta atgal, jeigu namai sveiki, viskas toliau gyvena įprastą gyvenimą. Kuo ypatingas dar Margansas, kad jis buvo pastatytas maždaug 70 metais. Ir ten gyveno žmonės didžiąją dalimi atvežti iš Rusijos. Tai yra didžioji dalis, maždaug 90%, tai yra prorusiški. Ir būtent to, kad šitas miestas buvo totaliai apšaudomas, jie labai greitai rusai sugebėdavo iš prorusiškų padaryti proukrainietiškus. Jeigu, sakykime, dienos metu kažkoks vyksta atskridimas, pataiko į kažkieno tai namą, žūsta šeima, vaikai, ką tas žmogus daro, jis ateina į komisariatą, sako, duokit man ginklą, aš eisiu šitos pydarus šaudyti. Tai vat, to ypatingas buvo Margansas. Chersonos minų laukai. Chersonos minų laukai tai buvo pamoka, užduotis buvo paruošti grupę. Išminuotojų grupė ruošiama pagal tam tikrą programą, o ukrainiečių išminuotojų mokykla labai silpna šitą kontekste. Ir mes darėm biškį kitaip. Tai yra, tu duodi teoriją, atidirbi kažkiek tai mokymo centre, pastatyti išmokinį nuimti. Taip. Įstitėte, ar nebuvo vis dalis, kad salatino tipo Neteko, aš pasakysiu taip, aš labai daug dirbau su skirtingom grupėm, bet tai yra Ukrainos karinės žvalgybos specialistai. Ir ten kaip taisyklė karininkai. Tai tie žmonės, kurie karininkai, išminuotojai, jie kaip taisyklė baigia mokslus užsienyje, bet vėlgi yra niuansas. Jeigu kalbant apie jų parengimą, tai ruošiant užsienyje saugumas yra aukščiau visko.
Ir kada tu matai, kad vienoje dėžėje guli sprogstamoji medžiaga ir detonatoriai, paprastas pavyzdys, išvažiavimas į poligoną, jie ima paramediką, jie ima visą ekipotę ir visą... Aš kada važiuodavau su savo vyrais į poligoną, aš net šalmų neimdavau. Paramedikų niekada neimdavau. Mes eidavome į užduotį, paramedikų su jais neimdavau. Nes pas mus saugumas visada buvo aukščiau visko. Laikyti saugumo taisyklių. Pas ukrainiečius tai buvo nesilaikoma. Ir kada su jais kalbi, sakai, nu kam šito reikia, jie sako, šitas poligonas palietas krauju. Teisingai jis bus palietas krauju, kadangi nesilaikoma saugumo taisyklių. Elementarių saugumo taisyklių. Tai kas liečia parengimo. Tai va. Ten mes Chersonas Mizlaukuose sutikom net pačias naujausias rusiškas minas, kurių, nežinau, ar pačių ukrainiečių išminuotojai kada nors gyvenime buvo matę. Paskui apie jas papasakosiu. Zaporožė, Orechovas, Solidaras. Zaporožėje man buvo duota užduotis paruošti užtaisus dronam. Jeigu kažkam bus įdomu, galėsiu papasakoti, kokią linkmę mes dirbam, kodėl mes priėjom vienokį ar kitokį sprendimą, būtent vienokių ar kitokių bimbų gamybai. Ir bandymus mes važiavom atlikti į Orechovą ir Solidarą. Ten mes pamušėm vieną saušką, vienas BTR buvo pamuštas, po to, nežinau kaip toliau, aš buvau paruošęs apie 20 bimbų, tai yra bombų, ir aš palikau, išvažiavau kitas užduotis. Konstantinovka. Konstantinovka buvo ypatinga tuo, kad 3 dienas aš negalėjau priprasti prie to, atrodo viską tu matėjai, atrodo viską tu žinai, bet... Tu išeini dirbti, pagrindinis darbas buvo patikrinti minosvaidininkam pozicijas, kulkosvaidininkam, tai yra visur, kur kažkas keičia pozicijas, tu turi patikrinti. Ir kada tu išvažiuoji dirbti, vis tavęs pastoviai skraido. Bum, bum. Ir ugnies santykis buvo 1:1, kada jeigu guliai polė, ugnies santykis buvo 1:50, 1:80, ne mūsų naudai, tai yra mūsų vienas šūvis 50-80, ten viskas paprasta, jeigu kažkas skrenda, tai skrenda į tave, tau reikia susireaguoti tik tais, kur jis skrenda. Kada ugnies santykis 1:1, tau jau sunku suprasti, tai išėjimas ar tai atėjimas, kieno, mūsų, jų, labai sunku sudėtinga susiorientuoti. Plius dronai, tu išeini dirbti, virš tavo galvos praskrenda per kokias 2 valandas 15-20 dronų ir tu nežinai, kieno, savo, svetimas, tu pastatai 1-2 žmonės, kurie kažką stebėtų, kad bent ant tavęs jis neužskristų, kad spėtų duoti komandą ir prie šito priprasti gan sudėtinga, kaip sakoma, jautiesi nejaukiai labai. Galiausiai baigėsi to, kad aš paprašiau savo dronistų, kad jie neskraidytų tam kvadrate, kur, sakykime, aš šiandien išvažiuoju kažkur dirbti, neskraidykit šitam kvadrate. Jie sako, dėdai, ką tu mums vadovauji, aš paėmiau droninį šautuvą, kelis mūsų dronus nuėmiau ir tada jie suprato, kad jeigu aš sakau, kad neskraidykit, tai reiškia neskraidys. Mums buvo žymiai lengviau orientuotis, kieno tais dronai, kad jeigu skris, tai jau tik tai pidarų dronas. Kupianskas. Kupianskas buvo kaip ir visur standartas, išskyrus vieną dalyką. Kupianske mes atsidūrėm 2 kartus niekieno žemėje, kada ukrainiečiai tiesiog be mūšių paliko savo pozicijas. Buvo duota užduotis paruošti kelis rezervinius kelius ir daeiti iki paskutinių pozicijų. Mes daeinam iki paskutinių pozicijų, apkasai tušti, negalim suprasti, kodėl tušti. Mums pasakė, mes padarėm. Ryšių nėra, problema su ryšiu ten amžina. Tai yra, jeigu tu esi kažkur pozicijose, ten yra Starlinkas, ten visada tu gali išeiti į ryšį kažkokiu būdu, o išminuotojų darbas yra amžinas judėjimas. Tu niekada nebūni vienoje vietoje, tu judi kaip vėžlys, geriausiu atveju tai yra 3 metrai į minutę tavo judėjimo greitis. Tai vat, grįžus, mes sakom, viskas, kelias patikrintas, mums sako, jūs žinot, kad jūs jau buvot pilkoj zonai, sakom, kaip? Sako, ukrainiečiai paliko pozicijas be mūšių. Jeigu būtų kažkas, tai mes vis tiek išgystume kažkokį šaudimą, sprogimas, nebuvo nieko. Ir tai buvo 2 kartus. Ir tai напрягает, kada išeini dirbti 3-4 žmonės ir ant tavęs išeina grupė rusų, tu jau nieko nesugebėtum padaryti rimto. Charkovas buvo ypatingas to, kad mes
ten užėjom į rusų zoną, į rusų pasienį, bet mūsų Charkovo operacija, jeigu dėstyti tai karo akademija, būtų puikus pavyzdys, kaip negalima daryti. Po Charkovo operacijos labai nemažai žmonių paliko legioną. Dėl paprasto dalyko nebuvo normalios komunikacijos, nebuvo normalios sąveikos. Dar mums pasisekė, kad mes turėjome minimalius nuostolius. Bet Charkovo operacijoje aš puikiai pajutau, kas yra dronai. Jeigu Osvaldo užduotis kažką medžioti, tai mano užduotis visada buvo nuo jo pabėgti. Ir kaip mes bėgiojom, mes imdavom su tavim šautuvą. Vienas momentas, antras, kada tu eini užduoti visada aktyvios auksinės ant maksimumo, pas ką gera klausa, paprašai, klausyk oro, išgirsi, duodi komandą ir tada mes dingstam, bandom dingti, jeigu yra. Kur dingti? Prieš išeinant visada prašai dronistų, kad jie apskristų tą zoną, kur mes einam dirbti. Mes peržiūrim tą video, kad iš anksto numatyti vietas, kur mes galėtume pasislėpti. Ir paskutinė, ką mes naudojam, tai kikimaras. Kikimaras tai, kaip čia, snaiperių tas maskavimas į kostiumus, Ukrainoje vadinasi kikimaras. Tai geriausia, ką gali, tai kažkur tai, jeigu nėra blindažų apkasų, pabėgti kažkur tai į gamtą įsipaišyti, taip sustingti ir kad tave nelabai atpažįstų drono operatoriai. Jeigu drono operatorius labai įdėmus, jis supras, kad čia krūmo nebuvo. Arba šitas krūmas taiga pakeitė iš ten, atsidūrė tenais. Nu, bet jeigu aš čia dar gyvas stoviu, reiškia, mums pasisekdavo. Atsimenu irgi. Buvo klausimas dar kaip išgyventi nuo drono, tai rusų labai įdomų metodą labai dažnai naudojo, bet jisai nepasiteisina. Jie gyvatės naudodavo būdą apsimesti negyvų. Tarkim, eina dviese, meta granatą, vienas gali tikrai žūti, sakykime, antras ten sužyda, bet jie visada nukrenta ir bando nejudėti ir sustingę vaidina mirusi, bet tai negroja. Ir netgi tai yra pavojinga, niekada neapsimesti mirusių tik dėl to, nes fiksuojami rezultatai. Kiekvienas dronistas nori prisirašyti savo dar vieną užmuštą. Tai kartais netgi lavoną meta dar antrą kartą. Vienas sako, aš nukaliau ruskį, kitas aš irgi. Nes jeigu miręs, tai gauna dar antrą ir trečią, nes visi nori tą pliusą savo užsidėti. Dėl to būti mirusi daug pavojingiau negu gyvų. Ta prasme. Tai va, jeigu jie medžiojo, tai mes su jų visada bėgom. Dabar kodėl jums reikia žinoti apie minas? Kažkiek tai. Taip. Tuoj mes išeisim iš čia. Foto. Kada ateina frontas, gali būti minų laukai kaip mūsų, taip ir priešai, ypač jeigu mes žmonės grįžta į vietą, kur jau praėjo frontas. Nori grįžti į normalų gyvenimą. Minų laukai lieka, jie neišminuojami. Kad suprasti bendrą minų tankį Ukrainoje, tai aš jums pasakysiu, dirbant Chersonos minų laukuose, mes dirbam 3 kaimo apylinkėse. Tikrai 3 kaimo apylinkėse. Per 2 mėnesius 6 žmonės nuėmė daugiau kaip 1500 vien prieš tankinių minų, neskaitant prieš pėstinių, neskaitant viso kito tai tie 1500 buvo maždaug 10-15% nuo to, kas liko. Tai galite įsivaizduoti, koks yra užminavimo kiekis. Ten kas savaitę žudavo arba civiliai, arba kariškiai. Kai kada kvailai, kai kada nekvailai, bet visi keliai, bent koks nuvažiavimas nuo pagrindinio kelio, šansas atsidurti, užvažiuoti ant minos. Laukai, jeigu išeina pabėga gyvūnas, kaip pasakojo kolegos, iš karto kažkokią miną ir girdi ten vakarais tai ten, tai kitoj pusėje kažkas sprogsta. Tai reiškia arba gyvūnai, arba laukiniai žvėrys kažkur tai užlipa ant minos. Pats didžiausias toks momentas buvo, arba įdomiausias momentas buvo, žmonės liko okupacijoje, ruščica išėjo. Ir kiekvieną rytą pas mus ateidavo kažkas iš vietinių, pažiūrėti ten jų daržą, dar kažką, tai ką pas save randa. Atvažiuoja vienas žmogelis, sako, aš turiu didelį sodą. Pas mane ten buvo panaudotos minos.
Ir aš ten viską surinkau, sunešiau į vieną vietą. Ar galite apžiūrėti, ką ten su juo daryti? Nu, sakau, gerai, laiko yra, dar prieš mūsų išvykimą nuvažiuojam. Vienu žodžiu, situacija buvo tokia, ten maždaug keli hektarai vien tik tai sodo. Jis surinko šitos, paskui, kai eisim paaiškinsiu, lipistokus, tai yra PPM1, kažkur tai apie 3 kibirus įmetė į duobę. Po to vienam kampe rado 2 magnetinės minas, prieštankinės magnetinės kasetinės, padėjo savo į žiguliuką į bagažinę, atvežė ir padėjo ant tų minų ir nieko jam neįvyko. O dabar jis ateina, sako, va ten va duobė kažkur, tai mes ateinam, duobė yra, bet nieko nėra. Sakom, kaip duobė, tikrai šitą duobė? Jo, sako, aš šitą duobę įdėjau. Tai gavosi tas, kad kol jis buvo pas mus, nuvažiavęs, visos tos minos sprogo. Ir greičiausiai sprogo nuo to, kad lipistokai, kaip taisyklė, jeigu nesuveikia susinaikinimo mechanizmas, jie būna suveikia, kada keičiasi temperatūra. Naktį vėsų, dieną pradeda šildyti saulė ir va būtent šito momentu, kai jie iššyla, sprogsta. Ir būna, kai dirbi minų laukuose, kur yra jų daug panaudota, tai tiesiog tai ten sprogsta, maždaug tas periodas nuo 9 iki kokios 12 valandos tokie pavieniai būna sprogimai dideli. Tai reiškia, kad sprogsta lipistokai. Tai va jam pasisekė, kad jis tuo metu buvo išvažiavęs, ne prie tos duobės liko gyvas. Jo. Jo. Tai ant kiek civiliai susiduria, būna užvažiuoja, nepatikrinti keliai, jeigu jūs matot pertvertą juostą, parašytą minos, tai reiškia ten minos. Net ne tai, kad būna, atrodo, kad kelias pravažiuojamas, jo, kad viskas ok, kažkas čia važinėjo, ne, tai nieko nesako. Paskui parodysiu nuotrauką, kada mes patys ant priešpėstinių minų užvažiavom paskutinį užduotį. Mes važiavome savo paskutinę užduotį, tai yra, situacija buvo tokia, reikėjo patikrinti paskutinę sankryžą, ryte vyrai išvažiavo pažiūrėti tą vietovę, kelių, grįžo atgal, nieko, ir po to mes jau susikrovėm baulus, įrangą, nuvažiavom tenai dirbti ir užvažiavom prieš pėstinės minus kelyje, kur kasdieną pravažiuodavo kaip minimum kokios 6, 7, 8 mašinos. Tiesiog tai buvo žiema, gruntas dar biškai pašalęs, o būtent tą naktį palijo, gruntas atsileido ir nurovė vieną diską. Priekyje kas sėdėjo, nuo paprastos priešpėstinės minos, 2 gavo kontuzijas. Taip, kad minos visada ir visur, ypač civiliam, yra labai pavojingos. Svarbiausia, ką reikia jums žinoti, atskirti, kur kokios yra, prie kokių galima kažką prieiti, prie kurių nieko negalima. Tai minos pagal paskirtį yra priešpėstinės, prieštankinės, kasetinės vėlgi skirstomos priešpėstinės, prieštankinės, o pagal veikimo principą, nuspaudimo principas, seisminės ir magnetinės. Jeigu nuspaudimo negalima nuo jos užlipti, jeigu seisminė negalima prie jos absoliučiai prieiti, tai magnetinė prie jos negalima prieiti su metalu. Jinai suveiks nuo metalo. Tai va šitoj nuotraukai būtent yra parodyta, čia Bezimenoje kaimas, kada žmonės liko evakuacijoje ir jau ukrainiečiai bandė užeiti į šitą kaimą ir prasidėjo Armagedonas, civiliai bandė iš to kaimo išvažiuoti. Aplink kaimą buvo įstatyta 4 minų laukai. Iš visų pusių praktiškai rusai paliko 4 minų laukus. Ir kaip matote, pagal mašiną, matot, atrodo, turėtų priekį sprogti, o sprogo galas. Tai reiškia, kad priekyje ratam nebuvo tokio svorio, kad mašina sprogtų, o gale buvo viskas perkrauta. Ir sprogo būtent užvažiavus galų. Blema, kas čia yra? O. Stim. Pala. O. Jo, ant prieštankinis. Šitam kelyje, kaip yra tos provažos, 2 buvo, kaip taisyklė, ir vienoje, ir kitoje iš karto
viena ar kita statoma. Būtent šituo atveju taip ir yra. O čia krovininis automobilis bandė irgi tuo pačiu keliu važiuoti, tik tai jis gal 15 metrų nuvažiavo daugiau nei ta lengvoji mašina. Vėlgi ant 2 minų, iš krovininių nieko neliko. Gal dabar aš praeisiu aplamai, kad suprasti, apie kokias minas aš šneku, mes trumpai praeisim pačias minas. Čia būtent, kada aš dėstau arba mokinu tarp kovinių kombatantus arba naujai atvykusius savanorius. Ko legionas, arba tiksliau sakant, ko legione mūsų eskadronas skiriasi nuo visų kitų eskadronų. Pas mus, kada ateina grupė naujokų, jie ateina, praeina tą vadinamą KMB bendrą parengimą, kur yra medicina, naudotis ginklų, komandos, ryšys ir visa kita tame tarpe. Aš dėsčiau jiem apie minas. Kaip aptikti ir apeiti minas. Rezultate, jeigu kitose eskadronuose buvo nemažai žmonių, kurie buvo nukentėję nuo minų, pas mus praktiškai nei vienas žmogus nežuvo ir nenukentėjo nuo minų. Paskutinis ir vienintelis atvejis buvo, kai aš išvažiavau, 2 paramedikai užvažiavo ant savų, vėlgi ant savų prieštankinių minų, kadangi vienas iš vadų jiem nurodė neteisingą kelią, tai yra kelias, kuris nebuvo patikrintas. Reikėjo evakuoti žmogų, jiem pasakė važiuok tuo keliu, vėlgi Krapivoj, kada keliai patikrinti, jie yra pažymėti tokia žalia juosta, trekai vadinami. Jie nepažiūrėjo, kad šitas kelias nepatikrintas, jie nuvažiavo, 2 jauni pacanai, iš jų nieko neliko. Sprogimas. Kas yra sprogimas? Kalbant apie sprogstamąją medžiagą, šiaip tai galbūt tai net neaktualu, bet bendram supratimui, manau, reikėtų pasakyti. Tai labai didelis kiekis dujų išsiskyrimo, nu sakykime, jeigu mes paėmam priešpėstinę miną, jinai va tokio dydžio. Per milisekundės iš jos išsiskiria dujų cheminios ir fizinės reakcijos metu, kuri 1000 kartų pagal apimtį didesnė už ją pačią. Ir tai sudega per milisekundės. Tai ir gaunasi sprogimo banga ir grįžtamoji banga. Sprogstamosios medžiagos degimo greitis yra, jūs neįsivaizduojat, maždaug nuo 7000 metrų į sekundę. Jeigu parakas, kuris yra šoviniuose, degimo greitis yra nuo 400 iki 700 metrų į sekundę, tai čia nuo 7000. Įsivaizduojat, kokia tai jėga? Tai karyboje labai daug kas priklauso, kada formuojami užtaisai, ar tai skeveldriniai, ar tai šarvamušiai, nuo to, kokią medžiagą tu pasirinksi, koks jų degimo greitis ir dujų išsiskyrimo kiekis. Būtent į tai reikia visada atsižvelgti. Todėl ir tai, ką gamina Detonas, o jis gamina sprogstamąją medžiagą, jis netinkamas karybai. Nes ten visai kiti techniniai parametrai tos medžiagos. Mes neturim Lietuvoje negaminamą sprogstamoji medžiaga, kuri tiktų karybai. Detonatoriai. Be detonatorių niekas nesprogsta. Bet detonatoriai, kodėl jums pasakoju apie juos? Mūsų profesija yra pats pavojingiausias dalykas. Jie labai jautrus. Jie gali, jeigu aš paimčiau detonatorių, taip meščiau, jis gali sprogti. Bent koks toks smūgis arba padėti į kišenę, atsisėsi, jisai sprogs. Ir vėlgi tas pats susiduriu Ukrainoje su to, kada žmogus praeina kursus, ateina pas tave, sako, dėdai daug detonatorių, tu jam duodi detonatorių, jis paima, įkiša į kišenę, sakau, tu supranti, ką tu darai? Jis panusijokė, sako, ai, dėdai, viskas bus gerai. Sakau, tu užeisi, už kampo tau kažkas papasakos anekdotą, kitas pasiūlys užrikyti, tu pamirši, kad tavo kišenė detonatorius, trečias pasiūlys atsisėsti, tu atsisėsi ir tu liksi be šiknos. Ir tokiu atveju buvo. Tai kiek sakyk, ukrainiečių taip nedaryk, jis vis tiek tai padarys.
Детонаторі – це tas pats, kas міносвайдžio міна. Міносвайдžio міна nepavojinga tol, коли я не iššūkį sprogdiklio. Taip ir detonatorius. Bent kokia sprogstamoji medžiaga, jinai nepavojinga tol, kol ją neįstatai detonatoriaus. Detonatorius įstatomas paskutinis, detonatorius išimamas pirmas. Niekada vienoje dėžėje neturi būti detonatorius sprogstamoji medžiaga. Niekada vienoje rankoje negalima nešti detonatorių ir sprogstamąją medžiagą. Kas? Granata biški skirtinis dalykas. Detonatoriai elektriniai ir detonatoriai kapsuliniai. Kuo ypatingi elektriniai detonatoriai ir kuo geriau naudoti mechaniką. Jeigu kažkur aukštos linijos laidai ar dar kažkas, elektromagnetiniai laukai, elektrinis detonatorius be žeminimo gali sprogti. Ir vėlgi, daug kas Ukrainoje tuos niuansus nežino. Ir dirbant mum Harkovo kryptyje, ten mes užėjome pasienį, rusišką pasienį, ir buvo pasiųstas robotas susprogdinti rusiškas pozicijas. Robotas turėjo pravažiuoti pro, kažkur tai 2 metrų aukštyje, aukštos linijos laidą. Tiesiog jis kabėjo, jis davažiuoja ir vyksta sprogimas. Ir pulkininkai pradeda klausti, kas čia galėjo įvykti, kodėl tas robotas sprogo. Aš paprašiau iš drono vaizdo įrašą, kelis kartus peržiūrėjau, paklausiau, čia sakau, aukštos linijos laidas ir jis buvo veikiantis, sako taip. Sakau, viskas aišku. Nebuvo įžeminimo. Tiesiog, kada dirbi su elektronika, visada turi būti įžeminimas. Yra kapsulė detonatoriai, yra minų detonatoriai. Vėlgi, ten modelium nieko nesako, bet be šitų dalykų nė viena mina nesprogs. Ir jie yra patys pavojingiausi. Mūvai arba minų universalūs sprogdikliai. Jie gali būti įvairūs. Čia yra parodytas pats pirmas modelis. Jis naudojamas nuo dar antro pasaulinio karo metais, bet Ukrainos fronte irgi gali pasitaikyti. Dažnai jos panaudoja ir rusai, kadangi sandėliuose jų daug, nors nuo gamybos jie nuimti. Niekada savo kariškiam kariam nerekomendavau jų naudoti, jie neturi apsaugos išminuotojų. Tai yra, jeigu išminuotojas kažką tai stato, nėra saugiklio išminuotojų. Ir jeigu tu statai kažkokią darai atotampą ir tuo metu prasidės apšaudimas, tu bandydamas automatiškai nuo to nukristi, kažką tai padaryti, tu pats gali ją nurauti. MUV2, MUV3 jau čia yra minų sprogdikliai su saugikliais. Šiuo atveju ten yra plokštelė, kuri duoda uždelsimą, būtent užminuotojui, kad jis saugiai galėtų atsitraukti kaip minimum pusei minutės. Tai yra, ten stovi tokia lengvo lydinio plokštelė, kuri spiroklę traukia ir ją perpjauna. Ir va tas laikas, minimalus laikas, kaip taisyklė, yra pusė minutės. Viskas priklauso nuo oro temperatūros, bet minimalkė pusė minutės. Tai yra laikas, per kurį saugiai gali pasitraukti išminuotojas, jeigu jis padarys netyčia kokią klaidą. Vėlgi, nuimtas nuo ginkluotės, lauko fugasinis sprogdiklis, bet sandėliuose jų yra. Rusai tikrai jų turi, bet jie labai bijo jų naudoti. Jis labai jautrus. Jautrus to, kad ten viršuje yra, jeigu taip, va čia va yra įpjovos. Ir čia yra toks kaip šratukas. Ir jeigu nors biškį va ta viršutinė dalis pajudės, šratukas prašoksta ir iš karto sprogimas. Su ją labai gerai daryti voratinklį, gali padaryti tokį unikalų voratinklį mama negariui, bet kuo tu sudėtingiau darai, to tau pačiam yra pavojinga. Tu gali pats užkabinti, jis neturi saugiklio. Ukrainos kare kelis kartus mums jos teko sutikti. MUV4, standartas praktiškai kaip ir MUV3, minų sprogdiklis, kuris, būna kaip ant minų, matot, užsukamas, tas pats ant uzajemkų, ant monkų statomas. Jie visi naudojami atotampai. Visus mokinau daryti atotampas, bet niekada nerekomendavau to daryti, nes kaip taisyklė, nuo atotampų dažniausiai žūsta savi. Niekas tiek nežūsta nuo atotampų kaip savi kariai.
Paprastas pavyzdys, dirbant Guliai polė, vienoje vietoje pozicijas laikė vienas pajėgos ukrainiečių, išėjo žvalgybinė grupė, keliom dienom per tą laiką įvyko rotacija, vieni kitiem neperdavė, kad tuo taku išėjo saviškiai, atėjo kiti žmonės, vadas sako, čia takas pavojingas, gali užeiti rusai, užminoja totampom, šitie grįžta, užsirauna savo totampų ir visi lieka be rankų, be kojų ir dar be kai ko. Ir po to man skambutis, kodėl čia taip atsitinka. Sakau, čia ne man pretenzijos su savo vadovybei. Kelkit pretenzijas. Mes neminuojam, mes nuimam minas. Mūsų darbas pagrindinis per visą karą, pagrindinis buvo nuimti minas ir retai arba išimtiniais atvejais užminuoti kažką tai pridengiant savo pozicijas. Tai yra atsitraukimą, kada mūsiškiai užima kažkokį kvadratą, jie negali išlaikyti, jie pasitraukia, mes tada užminuojam tą kvadratą, kad kai užeis rusai, kad jie ten nukentėtų. Tai čia daugiausiai, ką mes minavom per visą savo karą. Yra dar VZD 6 čia su laikraidiniu uždelsimu iki 6 valandų sovietinių laikų buvo naudojamas, bet šitam kare jis neaktualus, kadangi giluminė žvalgyba praktiškai niekas nevaikšto ir tokių minavimų niekas nedaro. Čia nebent jeigu kokiam partizanam tokį permesti, tai jie kokiam geležinkeliam sprogdinti, dar kažką šitas tiktų. Šiaip yra dronai, kurie gali sunaikinti bent kur ir bent ką. Jau dabar tokie kaip žvalgyba absoliučiai tampa šitam kare neaktuali. Visa žvalgyba atlieka pilnai dronai. Bet toks dalykas gali pakliūti. Lietuvoje net 90 metais žulikai tokius užtaisus naudojo. Man 3 kartus Vilniuje teko numinėti būtent tokias sistemas laikrodinius. O po to gyvenime taip suėjo, kad aš susitikau žmogų, kuris buvo mano kaimynas ir iš kariškių tos užtaisus pirko ir pardavinėjo žulikam. Žemė apvali. Vėlgi su laikrodiniu uždelsimu, čia jau iki 16 valandų, kas ypatingo, kad jūs jo nenuimsit ir nesustabdysit. Jeigu jūs kažką tai kažkur tokį pamatot, neškit iš ten kudašių, jūs jo nesustabdysit ir jūs nežinot, kiek jums liko, koks laikas. Pastatą galima statyti, bent ką galima statyti jūsų gyvybės niekas nestatys, jeigu yra tas rusiškas propagandinis toks primestas, kad savo gyvybės kainą tu turi ten kažką padaryti. Neįvelnio. Jūsų gyvybės kaina jums turi būti aukščiau visko. Sprogs ir sprogs. Jūs vardu pamatėt ir iš ten dingot. Kada man sako vyrai, dėdai ten gera vieta pakliūti į Valhalą, aš jums labai supykdavau, ant jūs sakydavau, blemba, jeigu jūs visi iškeliausit į Valhalą, kas kariaus? Aš vienas senis po laukus bėgiosiu. Priešpėstinė mina PMN arba PMN-1. Vat jinai kaip atrodo. 200 gramų trotilo, nurauna koją iki kelių. Šitam kare naudojama nelabai dažnai, bet retkarčiais pasitaiko. Mes su jom buvom susidūrę, nepasakysi, kad daug, bet čia viena iš tokių pirmų šiek tiek protingai padarytų minų. Mechaniškai jos labai puikiai suveikia. Bet jos labai lengvai nukenksminamos, todėl galbūt jie jas pakeitė kitais modeliais. PMN-2. Šita mina biški ypatinga to, kad jų labai daug Ukrainoje panaudojama, ypač rusai panaudoja. Vėlgi suveikimo svoris kaip ir pirmoji minimalus 8 kg, vėlgi priklauso viskas nuo grunto, jeigu ten įšalęs gruntas, reikia daugiau, jeigu giliai užkasi, reikia didesnio nuspaudimo. Tai tiek šitų, bet jų labai daug panaudojama. Ir jeigu matot, nedidelis gabaliukas, o kiek jų guli. Šiaip viską, ką mes randam, naudojam katę.
Jeigu prieš pėstinę miną mes naudojame su virvės atstumu 20-25 metrai, patrauki ir tada tik tai gali kažką tai daryti. Tai prieš tankiniam 70 metrų kaip minimum. Negaliu pasakyti, tokių eksperimentų mes nedarėm, kaip taisyklė šitos minos būna plus minus 5 cm nuo paviršiaus. Jeigu įkastos, tai negiliau. Giliau daroma su prieštankiniam, paskui jums papasakosiu, kai daisim iki prieštankinių. Su šitom daugiausiai ką gali panaudoti, tai jie gali padėti po minas pastas. Tai yra, po ją gali būti minas pastai. Nu, mes neeksperimentavom, prieš pėstinės kaip taisyklė suveikia nuo 5 arba nuo 8 kg. Prieš tankinės aš girdėjau legendą, bet mes ją nebandėm paneigti, kai kurias legendas mes bandom paneigti, bet tą nebandėm pakartoti. Vienu žodžiu, buvo istorija tokia, kad kažkoks ten kariškis užlipo ant BTR, prie BTR pastatė prieš tankinę miną ir ant jos nušoko ir nuo jų neliko net molekulių. Tai pas mane buvo klausimas, ar galėjo būti taip. Nu, sakau, jeigu žmogaus svoris, kaip mūsų mažylio, 120 kg ir jis šoko nuo BTR, tai pilnai galėjo būti. PMN3 labai reta mina, bet Ukraina pasitaiko. Jeigu ta buvo PMN2, jinai mechaninė, jeigu vizualiai pažiūrėti, jos nieko nesiskiria, tai šita elektroninė. Jinai elektroninė turi susinaikinimo mechanizmą, va čia va nustatomas laikas. Ir plus jinai turi pasvirimo mechanizmą. Tai yra, jeigu tu bandysi ją pakelti ir 15 laipsnių pasvirimas, įvyks sprogimas. Visa laimė, kad Ukrainos kare jinai labai retas egzempliorius, retai pasitaiko, nors Ukrainos kariškius apie jas, apie jų egzistenciją nelabai mokina. Tai yra, jeigu tu sutiksi kokį tą neetatinį išminuotoją, arba taip vadinamą Ukrainoje vienkartinį išminuotoją, parduosi ją, jis pasakys PMN2. Jis nesupras. Taip. Jo, ir dugnas, jeigu ten yra nuėmimai, tai čia tik tai rankenėlė, čia elektronika. Bet tai Čia reikia ant šitą juodą būtent atsistoti. Jo, čia, kur jūs matot visur ar prieš pėstinių minų, tas, kas juoda, yra guminio. Nes tiesiog spausdinta viskas 3D printerėje, bet ta, kas juoda, turi būti guminio. Ant žalio nesprogs. Bet, nu, čia reikia sugebėti. tada reikia mokslo, prieš tai buvo nuotrauka, ten laukia priminti, kad Va. o kodėl jos taip švėdos? Nebespėja jūs. Čia dar jos yra kažkur tai skeveldrų, kažkokių sviedinių, galbūt sprogusių užkabintos. Esmė yra maždaug taip, kad 70% minų laukų, kurios stato pidarai, yra paviršiuje. 30% yra įkasta į žemę. Ir tai liečia ir prieštankinės minas, ir priešpėstinės minas. Tik tais skirtumas nuo prieštankinių ir priešpėstinių, jeigu paimsim kažkokią pidarų poziciją, paskui aš jums duosiu maždaug bendrą schemą, tai ne kiekvienoj pozicijoje bus prieštankinės gali būti 2-3 eilėm, priešpėstinės 1-2, bet ne kiekvienoj pozicijoje. Gali būti vienoj tik tai prieštankinės, kitoj prieštankinės ir priešpėstinės. Tai yra, nežinau, kodėl priešpėstinių naudoja mažiau nei prieštankinių. Kodėl neužkasinėja minų, čia klausėte, tiesiog yra greitas labai minavimas, jos išdedamos ant viršaus ir jeigu tai yra laukai, kažkokias pasatkės, tai viskas tiesiog pasidengia augmenyje ir nebesimato, nėra tikslo užkasinėti. O greitam minavimui tai užėmė poziciją, mūsų kopa užėmė poziciją, reikia priekinę liniją užminuoti, tiesiog du minuotojai inžinieriai nueina, sudeda, dingsta, po 2-3 dienų ateini, laukas visiškai kitas, minų nesimato. Ir jeigu žiuplys, kaip visada būna, nupaišė, kur padėjo, tai darosi labai negerai. Tai va, maždaug situacija yra tokia su priešpėstinėm. Taip, šitą sakiau, PMN4, vėlgi jų pagal kiekį yra lygiai tiek pat, kiek PMN2, gali būti mišrus
priešpėstiniai laukai tai yra ir PMN2, ir PMN4 viename lauke. Ir vienintelis skirtumas, kad pas juos sprogstamos medžiagos yra šiek tiek mažiau ir koja ne iki kelių nurauna, o maždaug va iki šitos vietos. Jo, PMN4, va. Čia yra parodyti. Jo, ne, tas juodas iš viršaus, va taip, jo, paspaudimas. Jo, jeigu PMN1, PMN2 išrenkamos, PMN3 mes iš viso nekliūdam, jos ir taip pasitaiko, ir tu neišrinksi, nes ten iš karto yra pasvirimo mechanizmas. PMN4 irgi neišrenkama, jinai, kai atsistoja kovinę padėtį, tai jau nieko nepadarysi. Nes jeigu, sakykime, PMN2, tai va čia išimamas prieš, kaip jis, tarpinis sprogdiklis, išimamas spiroklį iš šono ir mes atiduodam arba drono operatorium, viską su izoliacija priklijuoji ir atiduodi drono operatorium, jie gali jiems po to ją nuleisti ant kelio, arba atiduodi savo kažkokiam šturmo grupėm, kurios stovi pozicijose, kad kažkur tai užminuoti savo prieigas prie savo pozicijų. Jie mokėdavo jas iš naujo panaudoti. Arba tiesiog yra atiduodi į mokymo centrus, jeigu išrenkam. Tai va čia ir matosi nuotraukoje. Va šitas mes surinkom, jos buvo šiek tiek pažeistos ir mes bandėme jas išrinkti, pažiūrėti jo konstrukcijų vidų. Va čia va kartas dirba išminuotojas, kuris ir nuiminėja jos minų lauke. Čia darbas Chersonos minų laukuose. POMS 1, POMS 2 skirtumų nėra. Nuo antrojo pasaulinio karo naudojama, labai retai pasitaiko, daroma atotampai, bet pasitaiko. Veikimas jų nelabai efektyvus, jeigu įvykus sprogimui, šitie skeveldriniai fragmentai, tai yra 75 gramai trutilo šaškės per mažai šitam užtaisui. Ir jie būna po 2-3 gabaliukus tokiais fragmentais. Tai yra nelabai efektyvios, bet Ukrainos kare pasitaiko, po to rodysiu nuotraukas iš minų laukų, pamatysit. ОЗМ, бляма, labai šlykšti mina. Iššokanti mina, mina lygушка или mina paprigunčik dar vadinama. Tai yra, jinai įkasama į žemę, vėlgi ten yra niuansai, reikia lygiai įkasti, reikia gražiai pastatyti, reikia teisingai detonatorių įdėti, kas irgi ne visi žino, kas iš mūsų pusės, kas iš rusų pusės. Mums vieną kartą pasisekė, mes išlikom gyvi, tai yra buvo situacija tokia sankryžoje, nuėmėm 72 minas ir tiesiog nutarėm praeiti dar papildomą teritoriją, ką nors neprižiopsojom. Ir nei prie kelio, nei prie tako, tiesiog už minų lauko buvo pastatyta viena tokia mina atotampai ir mes ją užkabinom, nepastebėję, nežuliai. Ir jinai nesuveikė tik tai dėl to, kad jie buvo teisingai statytas detonatorius. Tas pats principas, tik tai naujesnė. Priešpėstinė skeveldrinė mina patobulinta, kas buvo OZM 7.2, tai šitas variantas lengvesnis, patobulintas skeveldrų žymiai daugiau, bet skeveldrų efektyvumas, kaip pasakyti, jų daugiau, bet jos lengvesnės ir atstumas pažeidimo mažesnis. Vėlgi pasitaiko nelabai dažnai, jeigu OZM pasitaiko gan dažnai, šitų biški rečiau, bet pasitaiko. Jos pavojingos to, kad pirmas dalykas, jas dažnai galima paimti, panaudoti, nes jos žymiai lengvesnės, nereikia ten didelio svorio tampyti. Antras dalykas, jų skeveldrų tiek, kad tave tiesiog neapsimoka, tave neišgelbės. Jeigu tu nuo jos pakliusi 20 metrų ratų spindulį, tu gausi tiek skeveldrų, kad tave tiesiog neišgelbės. Bandys, bet šansų nėra. MON 50. Nukreipto veikimo mina. Jeigu paaiškinti, tai kampas suveikimo 54 laipsniai, pavojingumas 50 metrų. Dėl ko ir sakoma MON 50. Mirtina pažeidimo zona maždaug 25-30 metrų. Jeigu jūs nuo jos pakliūsite
atstumę 25-30 metrų, jūs gausite tiek skeveldrų, kad jūs neišgyvensit, jokių šansų nebus išgyventi. Problema ta, kad ne visi moka ją teisingai statyti. Čia yra taikymosi mechanizmas, visi kaip taisyklė bando iš akies pritaikyti, o jeigu iš akies, tai skeveldros arba nueina į viršų, arba nueina į apačią. Vėlgi, po mina, kaip matote, padėta minas spąstai 8 ir dar papildomai trotilo šaškė, o ten tiesiog padėta granata su paprastu mūvu. Jo. Jinai gali būti panaudota kaip elektriniam sprogimui, taip ir atotampai. Galima net ir tą etapą statyti. Mes, kada mūsų vyrai eidavo į šturmą, mes vadinom tai būdintis čemodanėliai, tai yra paimi dėžutė šovinių, pastatai MON, padarai variantą atotampą ir padedi surinki variantą elektriniam sprogimui. Jie, kada eina šturmą, jeigu šturmas nepavyksta, tau reikia greitai atsitraukti, kad pridengti savo atsitraukimą, jie turėdavo kaip taisyklė 2-3 tokius paruoštus užtaisus ant greičių pastatyti. MON 90, viskas tas pats, kas 50, išskyrus svoris. Jinai žymiai sunkesnė, žymiai didesnė ir kas yra ypatinga, kad čia yra tokios kaip gamyklinės, tokios zakliopkės, kaip čia pavadinti, teisingai lietuviškai. Į šitas minas gan dažnai statomas spąstai. Tai yra, spąstai gali būti ant pasvirimo, arba spąstai gali būti, jeigu tu bandysi įsukti detonatorių. Čia prieš pėstinę, čia jeigu jinai suveiks, tai tegul šarva nepramuš, bet tu gausi į kojas visas kitas. Aš jums paskui galėsiu parodyti nuotraukas, kur buvo sunaikyta viena diversinė grupė, pastačius MON 90. Kas iš jų liko? Spąstus, jo. Tai vienas iš požymių, kada aš aiškinu išminuotojam, ar nepažeisti va šitie. Jeigu pažeisti, būna, kad išrinkti pažeidžia, bet po to su lituokliu bando gražiai uždėti, bet tu jau nestatysi to gamyklinių. Iš karto matosi, kad kažkas daryta. Jo. Čia va šitas dangtis nusimamas ir lengvai ten galima viską, ką nori prikišti, jinai labai didelė. 6 kg su viršum, sprogstamos medžiagos. Ne, va tai yra niuansas tarp MON 50 ir MON 90 to. Aišku, ten jums nelabai būtina tai žinoti, jūs nebūsite išminuotojais, bet jeigu pažiūrėti, matot, kur čia įstatomas detonatorius? Į vidų. Ir gaunasi, kad sprogimas arba degimas pradeda nuo vidaus. Ir dalis energijos nueina į galą, nuo dalis į priekį. Tai jeigu, sakykime, maniškiai stato kažkur tai ant žemės, aš visai rekomenduoju ne čia, o tiesiog iš galo pastatyti 200 gramų šaškę ir tada visą energiją jos išeis į priekį. Šita mina ne visai tobula pas rusus buvo. O dabar, jeigu jūs pažiūrėsit MON 90, matot, gale, va, jau ten detonatoriai galais, jie ten ištaisė šitą klaidą. Taip. MON 50 ir vieną detonatorių, ten tas antras tas netolinis. Ne, ten 2 vienodi lizdai, kur gali arba 2 atatampas padaryti, gali vieną atatapą įgyti elektroniniam sprogimui. Tai yra, ten lizdai įsukti detonatorių. Jo, abiejų viskas tas pats. Jo, gali ant atotampos, gali ant elektrinio, jokio skirtumo. MON 100, jų ypatinga to, kad muša iki 100 metrų, bet kampas, labai siauras kampas. Tai tas pats, kas šaudai iš lygiavamzdžio šratais. Tai yra, ją gali pridengti kažkokį taką, kažkokį labai siaurą keliuką. Jeigu palyginus MON 50, MON 90, 54 laipsniai, tai šitas labai siauras, pažeidimo tas kampas, nedidelis. Bet užtat skeveldrų tiek, kad ten absoliučiai jokių šansų išgyventi. MON 200. Viskas tas pats. Jeigu lyginti pagal dydį, tai matot, kaip MON 50 atrodo, MON 100 ir MON 200. Tai čia būtų tokia lėkštė.
Svoris 25 kg. Guliai polė šturmui. Šturmo pradžia buvo pradėta to, kad mūsiškiai naktį pastatė 2 monkės, 200 iš kraštų. Naktį sugebėjo jas nutemti, pastatė maždaug atstumę mažiau nei 100 metrų iki Pidaro pozicijų ir jų susprogdinimas buvo kaip kartas signalas šturmui. Iš rusų pusės irgi naudojama, bet nepasakysi, kad mes jų daug aptikdavom. Vis dėlto tai labai sunkus dalykas, kurį reikia tampyti. Didelė jėga jo. Žeminis dronas būtų efektyvus statyti MON 90. MON 200 pirmas dalykas siauras kampas, o MON 90 platesnis kampas. Tai iš dronų aišku nieko neliks. Tengi, jeigu nesvarbu kas, jeigu jūs darot kaip kamikadzė, tai aparatas visada sprogs kartu su užtaisu. Achota. Nežinau, ar jums tai aktualu. Ukrainos kare tai buvo, bent jau mano žiniomis, panaudota 3 kartus. Tai buvo sistema sukurta Afganistanui, kada ėjo karavanai. Užminuoji taką. Lietuvoje buvo labai mažai specialistų, kurie buvo apmokyti statyti šitas minas. Būtent tie mokymo centrai, kur buvo Rusijoje, jie ruošė specialistus, kurie dirbo konkrečiai ne su visais minom, o konkrečiai su šitom. Achota, medžioklė. Visas šitas valdymo pultas, prie jo išeina 5 OZM iššokančios minos ir 5 seisminiai davikliai. Užminuojamas kažkur takas, kada tu eini, suveikia tą, kurį toliausiai. Arba arčiausiai tavęs. Eina kažkas kitas, suveikia sekantį, kada suveikia paskutinė 5, susinaikina pats užtaisas. Ir tik buvo mitas ir ne, kad tu žygiuoji, bet jeigu tu supratai, kad yra lygtis metodas išeiti. Supranti, sunku pasakyti. Sunku pasakyti, aš vieną kartą buvau prieėjęs prie šitos minos. Atstumas buvo maždaug toks, kiek čia, 1,5 metro tegul 2. Jinai suveikė nuo 5-6 metrų. Aš tiesiog pražiopsojau. Krūmuose jinai už krūmo stovėjo. Jinai nesuveikė. Aš daviau komandą, kas iš paskos stop, atsitraukti. Kai jie atsitraukė, tas metodas, kaip tu sakai, lėtai, bandydamas nesukelti kažkokių tokių rimtesnių virpesių. Ar jinai nesuveikė dėl to, kad akumuliatorius jie buvo sėdęs, ar dėl to, kad jinai biški blogai stovėjo, jinai buvo kamputai biški įsmigusi. Negaliu pasakyti, bet man tada pasisekė. Vėlgi, kalbant apie minas OZM, buvo mitas vienas, kad reiškia, ėjo grupė, kažkas užkabino atotampą ir iššokant tą miną pataikė vienam į užpakalį ir tipo išgelbėjo visą grupę. Tai mes šitą mitą paneigėm, paprastų dalykų, mes pastatėm miną, padarėm tą išmušimą, kada jinai išmeta, bet neįstatėm detonatoriaus. Tai galite įsivaizduoti, visas svoris maždaug 50-60 metrų į orą išlėkė. Tai kas ten liktų iš to užpakalio, ten jinai kaip kulka praeitų. Tai, vienu žodžiu, supratom, kad tai tik tai mitas. Jo, OZM-kė išmetama į orą iki 50 metrų maždaug išlėkė, jeigu jinai nesuveikia. Tai va, 3 variantai tokie buvo. Pas rusus kas gerai ir kas blogai, kas mechanika, pas juos visada kaip taisyklė suveikia. Kas elektronika, tai viskas eina per užpakalį. Kodėl per užpakalį? Maitinimo šaltiniai eina specializuoti. Ir kada ilgai sėdi, guli ten sandėliuose, ten nenueisi kioską, nepakeisi, nenupirksi, jie netinkami. Ir matyt, atsirado kažkoks kūrybinas, kuris sugebėjo kažką pritaikyti ir buvo panaudotas, bet labai mažai. Ir ukrainiečiam labai sekasi, kad jų labai mažai panaudoja.
Prieštankinė mina TM62 lengvai aptinkama su bent kokiu metalo ieškikliu, jeigu jinai metalinė. Jeigu jinai plastikinė, aptinkti žymiai sudėtingiau, nes joje mažai metalo. Ir net kariniai metalo ieškikliai ne visada ant jų duoda signalą. Tai dažnai būdavo, kada, sakykime, karinės žvalgybos išminuotojai prašo mūsų metalo ieškiklių, kad jiems reikėtų atlikti kažkokią užduotį, mes jiems visada duodavom. Sprogdikliai neišimami, nu dabar jau išimami, bet, kas čia yra. Yra specialūs, ukrainiečiai gamina specialius nu, tokius prietaisus, kur uždeda ant sprogdiklio galvutės ir patraukimų, tu sprogdiklį išsuki ir išrauni pačią miną. Bet jeigu rusai paims, pabandysiu paaiškinti. Vat matot, va tokie iškilimai yra šitam rate. Jie būna nupjaunami, o sprogdiklis pagaminamas ant klijų. Ir tada jūs su juo neišsuksit. Viskas. Kas 90, kas 100 mina, kaip taisyklė, būna su tokiais paspastais. Žiūrėkit, pabandysiu jums paaiškinti. Kad pastatyti ją į kovinę padėtį, užtenka nuimti va tą raktą, kur tu rodai, ir paspaudyti šitą mygtuką. Jinai užima maždaug apie minutę. Per tą laiką tu gali ją užmaskuoti, padėti, šito laiko pakanka. Kad ją nuimti nuo kovinio arba pastatyti transportavimo padėtį, tu čia turi statyti raktą, pasukti pagal laikrodžio rodiklę, kol neišgirsi tokio pstrikt ir šitas neiššoka. Kai šitas iššoka, tada jeigu turi įstatai arba tiesiog apmeniuoja vila, kad jinai neįsispaustų. Bet, kaip matote, sprogdiklyje dažnai pastatomi įvairiausi va tokie spastai. Būna kai kada tie spastai būna ant pasvirimo. Atsukus mašinai yra labai daug tuščios vietos, kur gali ką nori sumontuoti. Tiesiog, kad jį atsukti, čia reikia pilos raktą. Tai nepasakysi, kad rusai tai dažnai naudoja, bet paskui galėsiu parodyti video, kada ukrainiečiai bandė paimti minas ir jam įvyko sprogimas, būtent pastatant prieštankinę miną į transportavimo padėtį. Plastikinė. Viskas tas pats išskyrus tai, kad plastikiniam sprogdiklėje labai mažai metalo ir ją aptikti gan sudėtinga. Galima uždegti žolę. Nu jo, galima uždegti žolę, bet mes visada įpratę, kaip pasakyti, metalo ieškiklis ir pirmin. Čia yra labai daug tokių dalykų, kurie aš kadaise nuvažiavau į Prancūziją ir jie mums rodė, kaip jie atidarinėja mašinas. Ir mes stovėjom už pilų laikymas, nes jie ten tiesiog dreba tą mašiną, kol jie atidaro. Ir jie suprato, sako, kaip mes atidarom. Nu, mes parodėm, kaip viskas nuotoliniu, tu praktiškai prie tos mašinos neprieini. O pas juos sistema kur yra, kada jie atidirba kažkur kariuomenėje, dar kažkur policijoje ir kažkur tai ten daeina tam tikras amžius, jie pereina į civil security, nu, kaip civilinė sauga, kažkas tokio, kur užsiima būtent teroristiniais išminavimais, būtent savadarbiais išminavimais. Ir jie sako, mes taip įpratę, aš tada negalėjau suprasti, bet dabar aš suprantu, kada visur pirštinių pilna, o tu su sprogstamąją medžiagą dirbi be pirštinių. Tu taip jau įpratęs. Visur yra kažkas naujesnio, bet tu dirbi taip, kaip tu įpratęs. Aš jau dabar tapau toks pats kaip prancūzai. Pats pavojingiausias dalykas kelyje tai yra magnetinė mina. TM89, magnetinė mina, retai pasitaiko, bet pasitaiko. Per visą mano tarnybą man teko nuiminėti, tiksliau sakant, vieną mašiną reikėjo ištraukti iš minų lauko, kurį vos neužvažiavo. Vairuotojai pasisekė, kad
Jis užvažiavo taip vadinamą putanką, aš nežinau kaip lietuviškai putanka. Jo, tai yra, jie pastatė tokios vėlos užtvarą, žmogus buvo nusiustas atlikti evakuaciją ir tiesiog jam pasisekė, kad jo bamperis, kai jis vėl nuo tos vėlos viskas sustojo mašina, jo bamperis buvo maždaug tokiam atstume nuo pačios minos. Dar koks pusmetris ir jo jau neliktų. Putanka, nu kaip jūs efektyvus, tai ką galite sakyti save? Ta vieta. Kartais jie padaro tokį bairį. Eina, sakykime, minų laukas, kur gali būti plastikinės, prieštankinės minos ir jis eina kažkokį kelią, kerta kelią. Tai ant kelio jie gali būtent pastatyti, kaip eina tos provažos, būtent per vidurį pastatyti tarp tų provažų magnetinę miną. Magnetinė mina negalima, jinai suveiks nuo metalo ieškiklio, jinai suveiks nuo bet kokio metalo. Jeigu aš paimsiu minų zondą ir tai bus ne plastikinis, o metalinis, jinai kaip taisyklė suveiks. Žinoma, noriu paklausti, o kažkaip yra kitų, jie labai sumažina svorį, kad per žygas rytas plaukai skaičių. Iki 8. Ne, aš paskui jums parodysiu nuotraukose. Prieštankinė, priešbortinė mina labai retas dalykas, suveikia seismika ir suveikia, kaip jis čia vadinasi, infraraudonosios spindulių jutiklis. Tai yra, viršų yra tas jutiklis, o laidai, čia yra seismika. Jinai būna būdinčiam režime, nuo seismikos įsijungia elektronika ir tada įsijungia jutiklis. Kaip tik tais kažkokia šarvuota technika įvažiuoja į poveikio zoną, vyksta sprogimas. Čia panaudotas smūginis branduolys, veikimo atstumas iki 60 metrų. Tai yra iki 60 metrų, šarvuota technika, jeigu Čia ne kumuliatyvas, čia toks kaip lęšis, kaip mes vadinam smūginis branduolys. Kai jis ne... bet jinai ne tas trumpas, kumuliatyvė veikimas trumpas, o jinai kaip kulka lekia. Šita nuotrauka ypatinga to, kad būtent šita mina buvo nuimta Chersonos minų laukuose ir kaip matot, čia būtent šitą miną, o čia stovi MON 200. Tarp MON 200 ir dėžės iš tos pusės buvo padėta minas pastai ML8. Šitą miną nuėmė žmogus, kuris aplamai pirmą kartą nuėminėjo miną su pastais. Tiesiog istorija buvo tokia, mes dirbom nuėminėjo minų laukas, šalia mūsų buvo Azovo. Žmonės, kurie ten rinkinėjo po pamiškės juostas tą, ką galima panaudoti, jie ją aptiko, bet jie bijojo prie jos prieiti, paprašė mūsų pagalbos, mes pasakėm, ant 3 dienos atvažiuosim, kaip nuimsim minų lauką, mes atvažiavom ir kaip visada pas gudus, aš sakau, savanoriai yra, jeigu nėra, eini pats. Tai vienas žmogelis sako, dėt ją paidu, sakau, tu tiksliai žinai, ką reikia daryti. Taip. Ir jis pirmą kartą gan sudėtingą šitą užtaisą nuėmė savarankiškai. Ištraukė ML spastus. Taip, prieštankinė, priešbokštinė mina. Retas atvejis. Chersonos minų laukuose mes ją aptikom vieną nesuveiktą ir 2 vienetus suveiktus. Apačioje yra programinė dalis, gali užprogramuoti, seisminiai jutikliai ir mikrofonai. Seismika pajunta vibraciją, įsijungia mikrofonai, nustatomas atstumas, bet ta viršutinė galvutė, jinai sukasi 45 laipsniai. Kas vieną pusę, kas į kitą ir gali į viršų į apačią. Tai yra, gali savo pasirinkti kampą, kurio reikia, kad pataikyti į šarvuotą techniką.
muša į bokštą, suveikia maždaug 50 metrų atstumo nuo šarvuotos technikos. Taip, taip, jinai automatiškai viską suveikia. Vėlgi, kalbant apie ukrainiečių išminuotojų darbą ir parengimą, mes atvažiuojam, reiškia, į Kalimą, ten vietovė tokia vadinosi, nes ten nebuvo nei elektros ryšio, iki artimiausios parduotuvės buvo 40 km. Todėl tas taškas buvo vadinosi Kalima. Ir duoda mums namuką gyventi, mes paliekam vieną žmogų, kad pečiuką prakurentų, nuvažiuojam jau pas valdžią įsiaiškinti, kokie mums darbai, grįžtam atgal, žmogelis sako, berniukai, sakom, kas atsitiko, einam parodysiu. Jis atidaro vištidę, o vištydėje guli būtent šitą miną. Kada tu ją randi laukia, dar gali suprasti, bet kada randi vištydėje, kažko tai pradedi suprasti, ką jinai ten darė. Tai vėlgi, Azovas tie patys išminuotojai, apie kuriuos aš šnekėjau, jie ją laukia rado, nežino, kas per daiktas, suvirvė patempė, nesprogo. Aha, gerai. Datinkime iki pikapo, nesprogo. Aha, gerai. Pakrovė į pikapą, nesprogo. Gerai. Davežė iki namų, nesprogo. Gerai. Dabar namuose neatsikavo slėpti, paslėpė pas mus, mes kaip kaimynai buvo. Tai va, čia jų toks parengimas. MS-3. MS-3 praktiškai nieko nesiskiria nuo PMN-1 arba PMN-o, išskyrus, kad viršų yra spenelis. Reiškia, minimalus svoris 340 gramų. Kitaip sakant, jeigu ant visų šitų užlipus suveikia, tai čia dedamas kaip spastas, kad kada jūs ką nors nuo jos pakeliat. Gali būti po dėžę, po kokių nors sviedinių, po prieštankinę miną ir taip toliau. Šitas veikia lokatį. Vat čia ir pavaizduota, kaip jin atrodo, jeigu padedant po prieštankinę miną. Nepasakysi, kad šitos minos labai dažnai pasitaiko, jos yra senos ir, gal per visą karą mes gal jų 4-5 vienetus nuėmėm. Būtent vat MS-3. Jo, visas buvo kaip spastai. Viena buvo, vienam, reiškia, sandėlyje, ten buvo rastas prieštankinių minų sandėlys ir tiesiog po dėžę padėta. O dvi buvo atrastos minų laukuose. Vėlgi, minas spastai ML7. Senesnis modelis, naujesnis ML8. Vėlgi, jos labiausiai naudojamos taip vadinamuose šlagbaumuose, kelio užtvarose, kada lenta, ant lentų gali būti pritvirtintos ten 4, 5, 6 ir vėl nežino kiek minų, arba izoliacija, arba prikalama viniais, arba tiesiog apviniojama kokia nors vėla. Ir kaip matot, kaip čionais, padėta ML7, kaip jinai buvo padėta. Jeigu tai kelio užtvara, praktiškai kiekviena kelio užtvara yra su minom spastais. Nesvarbu, kokie jie bus, arba bus 7, arba 8. Principas jų veikimo tas pats, praktiškai. Mes nesutikom nei vieno kelio užtvaros, kad nebūtų spastų. Net jeigu tai bus atskirai padėtos, viena mina, kita, trečia, kas antra, trečia mina, bus vis tiek kelio užtvarų su spastais. ML8, būtent šitas egzempliorius puikiai parodo su šitom nuotraukom, kaip tai atrodo. Kaip palengvinti prieštankinės minos sprogimą. Vietoj standartinio sprogdiklio uždėtat priešpėstinę miną. Viskas. Vienintelė, kad jinai neįsukama ir jeigu kažkoks sprogimas, jinai gali būti nusvesta nuo sprogimo bangos, dar kažkas tai. Tai jeigu čia toks variantas, tai praktiškai minai šitos spastų neišimsi. Čia vietoj sprogdiklio priešpėstinė mina, po ją padėta minas spastai. Čia irgi tas variantas, bet šitas variantas lengvai nuimamas. Žiūrėkit, ko paprasta ir ko
Kaip lengva su ją dirbti? Palaikė. Jeigu mina padėta va taip, jūs nieko nepadarysit, bet tada, jeigu tai paviršiuje, mes darom tą vadinamą hamutą. Tai yra įdyžų taip pat. Uždėdė ir piniuoja ir nutraukinėja. Kada su nutraukinėja, jinai suveikia va šitą momentą. Čpank ir sprogimas. Jeigu tai guli prieštankinė mina, jinai nusviedžiama, šitas sprogsta, bet šitą nesprogsta. Jeigu jinai guli va taip, tai labai paprasta. Va, išspaudai, šitą pažiūrėjai, daugiau nieko nėra, nuėmai, atpiniuoji izoliaciją. Bet čia darai tik tais tam, kad kiekvieną kartą papildomą užtaisų susprogdinti, ten jų tiek būna, kad tau neužteks plitamos medžiagos. Tai mes juos surenkam, į krūvą sudedam ir po to susprogdinam, jų nepadaudosi antrą kartą. Viską. Jeigu, sakykime, prieš pėstinės tu gali ten išrinkti, po to surinkti, tai šito tu nepanaudosi nei ML3, nei MS, tai yra nei MS3, nei ML7, nei MS8, tu antrą kartą nepanaudosi. Tiesiog sunaikinama. Vienintelį sakau, kad tai daroma tam, kad kiekiai tokie, kad tau gali neužtekti spustamos medžiagos viską naikinti. O tai žiūrėk, gal ją neišeina antrą kartą panaudoti, jie tiesiog su izoliacija atsineši, nuvinio izoliaciją, tada ant viršaus kažką. Jeigu jinai prašoks, jinai stovi. Jinai stovi jau kovinį padėtį. Ir jeigu tu biški kažkur tai padarysi klaidą, atšoks. Jo, čia yra vat, būtent tas niuansas. Galit pasižiūrėti. Taip, būtent toks variantas. Reiškia, vienu metu buvo bairis, kada pidarai iš dronų naudojo MS4. Ko ypatinga MS4 ją neturiu, net kaip pavyzdžio, bet kaip čia pabandyti parodyti. Čia akumas pas tave. Ar čia telefonas? Tuoj, kažką plokščiai. Sakykime, paimam, kad tai jinai stovi, taip? Ten yra trys padėtis. Pasvirimas 15 laipsnių, taip? Jeigu jinai guli, pasvirimas 15 laipsnių, taip? Ir uždėlsimas. Tai pidarai vienu momentu, kada ukrainiečiai dar apie šitą MS4 nieko nežinojo, nors tai sena sovietinė mina, dar sovietiniais laikais sukurta diversiniam grupėm, bet, vėlgi apie jų mokyklą išminotų, net mokykloje apie ją nedėstė ir dauguma karių apie ją nieko nežinojo. Jie pradėjo vienu momentu iš dronų nuleisti apkasus ir tiesiog padeda. Eina kareivis, nežino, kas čia per šūdas, bando pajudinti, bando paspirti ir vyksta sprogimas. Nes čia padėtys dvi, 15 laipsnių taip, arba 15 laipsnių taip. Ir tai suveikdavo. Po to jau, kai praėjo informacija, kad tai yra būtent tokia mina, suveikė tokių principų, žmonės jau pradėjo vengti, tai tapo neefektyvu, jie nustojo jas naudoti. Vėlgi, spastai jau improvizuoti dalykai. Improvizuoti dalykai, kada į prieštankinę miną įstatomas, kaip matot, viršui, paprastas mūvas atotampai. Nežinau, ant kiek tai efektyvu, fugasas nuo prieštankinės minos, tai yra dujų išsiskiria labai daug, bet skeveldrų jokių nėra. Tai nežinau dėl efektyvumo. Šitas variantas buvo panaudotas vieną kartą, kai žuvo visa ukrainiečių išminuotojų grupė. Kada aš mokinu dirbti saviškius, aš visada sakau, neieškokit pačios geriausios vietos pasislėpti. Kad tave neužkabintų skeveldros, sprogimo banga, dažnai ieškoma kažkokios priedangos, uždangos pasislėpti. Bet kaip taisyklė, jeigu toj zonoje dirbo geras išminuotojas, jis tai užminuos. Ir pas mane vyrai, kada nutraukinėja, sakykime, paprastą prieštankinę miną, sakykime, ar jie padaro tą kilpą, arba su kate, jie atsitraukia 70 metrų ir pats nutraukimas vyksta taip, apipulį,
užkabini tą virvę ir traukdamas plačybų. Iššaudimas taip, sprogimas, tada neužkabini. Per 50 metų ištisukėjai. Bet tu niekada neužsirausi tokių būdų spakti. Kur pasibūsi, labai nuspėti su rytinėje. Ir šituo atveju ten buvo, kada vyrai atsitraukė maždaug 50 metrų, ten buvo betloninė siena, bandė patraukti prieš tankinę miną, bet vėlgi rūbų segtukai ir jie buvo išveisti už kampo, būtent už tos sienos ant Mon 90. Ir kai suveikė Mon 90, tai praktiškai nieko nevyko. Tai reiškia nežinoti kai kurių niuansų. Sunkiausia išvaluoti kiekvieną. Tai visi neprireikia. A visą kitą sugalėjai tą statusį formuoti, jeigu tu pakankamai neėdi. Ir laikaisi visi saugumo taisyklių. Taip, tai matot, vėlgi kalbant apie tas paškus, prieš tankinę miną visos priešlėkiniuotis sprogdykla. Čia unikalesnė nuotrauka. Dėdė nuo šovinių prieš tankinę miną, prieš priešlinės miną kaip sprogdyklis. Dangtis panaudotas, kad plačiau būtų apimtis, bet jeigu kažkas neužlipo, tai matot, 400 gramų ir jie buvo išvesti dar ant komandinio laido. Tai yra, jeigu kažkas neužlipo, bet eina šalia, paspaudžia mygtuką, ištekė sprogimas. Unikali nuotrauka, mūsiškiai užėmė vienas iš pozicijų ir čia buvo Pydarų kažkokia ugnies taškas, bet, tai matosi maišai. Bet esmė buvo, ką jie atkreipė dėmesį, jeigu viskas išmėgdėta, o iš šitą va, toks kaip užėjimas buvo, ten nebuvo jokių pėdsakų, tiesiog neišmėgdėta. Ir jie nerizikavo į tai užeiti. Paprašė mūsų pažiūrėti, ten kažko nėra. Ir kaip matot, ten buvo prieštankinė mina, kur vietos sprogdiklio prieš priešinį, jeigu būtų kažkas bandęs užeiti, tai nieko nepalietų. Kodėl mes ir sakom, mūsų klaida neliks nepalietų. Vėlgi, tie vadinami Vikislov, PPR1, va taip jie atrodo. Jo. Šiaip čia yra klaida padaryta, tai šitą nuotrauką pavadinta išminuotojų pyragas, bet čia ne tiek pyragas, kaip išminuotojų žūtis. Tiesiog, kada mes išvažiavom į Pakioną minų laukus, vieni iš, kaip pasakyti, kareivių, kurie ten jau buvo iki mūsų, jie pririnko mums ir sako, dės, мы вам пирог принесли, пирога atnešėm. Nu, aš aišku, po to Vilnių išrašiau, nes, kaip sakiau, nuo temperatūros pokyčių jie gali bet kada sprogti. Ir iš jo neliktų net molekulių. Ir tie skirtingos spalvų būna. Žalios arba žalios spalvos, arba kaip įsikryvo tokios spalvos. Nu, haki spalvos tai vadinam. Bet žoliai, jeigu tai ne dabar panaudojo, žolė ten nukrito ir kas nepamatysite, absoliučiai. Net tai faktas, tas prieš pėkinės, jeigu gerai vadaugysi va tos žolėjimai, tai teikim praregiamavo, kito, tiesiog jau jo matyti. Vienintelė, ką galima pamatyti, kai mes retkačiais darydavom, prieš tankinę miną gali pamatyti, jeigu ne paviršių, jeigu dronas atskrenda maždaug 5-6 12 maksimumės aukštį. Tai jeigu prieš tankinės minos yra, net jeigu jos kažkaip tai ten žolė, tu vis tiek kažką tai pamatysi. 120 mm sprogdiklių, minosvaidžio papildomų. Padarėme virvę, padarėme, čia aš sakau, reikia kažkaip mesti, paėmėm detonatorių veikimą suspausto oro. Ir tiesiog padarėme tokį šūvį, jinai kaip mažas gariničius įsprogo, detonatorius suveikė, susprogdino. Bet ilgai ir labai nedidelis plotas, kur tu gali padaryti. Ir pats unikaliausias buvo Traktor Belarusija. Su volu mes idiotai užvyrinom kabiną, bet neužvyrinom ratų. Neapdengėm. Ir pravažiavom, sutvarkėme šitą. O paskui jau, kai aš išvykau, Chebra lipistokus pradėjo naikinti su termobarais. Nes iš tikrųjų tai, ką daro Rimas, darė, tai yra viskas labai zaibinis, bet, atsiprašau, tai užima labai daug laiko. O jeigu tau reikia judėti, tai gariničius ir termobaras yra vienintelis laikas, nes nėra laiko žaisti, nuiminėti minas. Jisai sprogsta.
Ne, mes volą ėmėm, volą. Jisai nieko nepadarys, bet jisai sproginėja, jo. Ir kai tu nuvažiuoji, jeigu tu įsivaizduok laukas, jo, futbolo aikštė, taip grubiai. Ir jie užminavo man už mano apkasų, užnugarį. Ir aš negaliu atsitraukti ir negaliu jokios logistikos daryti nieko. Ir kai tu važiuoji su traktorium, jo, yra volas tiesiai, bet užpakaliniai ratai, tai jie platesni už volą. Tai mes tų ratų prisikeitėm paskui daug. Bet, čia ne esmė. Esmė, kad mūsų išminavimas visas vyko, ne mano, aš prie šitų daiktų iš viso neprilindau, aš jų bijau. Viskas vyko sprogdinimo būdu. Mes sprogdindavom. Garinačius, tai mes pasidarėm, mes neturėjom garinačiaus profesionalaus, sakau, mes padarėme iš suspausto oro baliono, gavo kažkur hebro oro, pritvirtina šniūrą paprastą kažkur 70-50 metrų ir ant jo kas ten 10 centimetrų dėjome ne detonatorius, o pastiprinimą 120 tom minom. Ir tarp jų kas kažkiek tai laiko, aš nežinau, ten inžinierius užsiminėjo, aš tik tai buvau useris, kuris žiūrėjo, kaip tai dirba. Ir tai yra, efektyvu ir greita. O čia jau yra profesionalų darbas, mes mėgėjai, taip sakant. Absoliutus. Kada reikėdavo šturmo grupė praeit, mes visada išvalydavom bet kokią teritoriją iki priešo pozicijų, kai lieka maždaug 400-300 metrų. Nes toliau tu tiesiog matomas taikinys ir tu negali, šliaužydamas tu nieko nepadarysi, ar ten pritūpęs. Tai, sakykime, pamiškės juosta lieka 300-400 metrų, mes viską išvalom. Toliau jie eina, kada iš šturmo, paskutinius 400 metrų eina patys, bet jie turi visada su savim pointerį. Nokta pointeris, ant pagalio prikabintas pointeris ir jeigu jam reikia greitai praeiti, tiesiog nežvimbia, pastatė koją, nežvimbia, labai greitai praeina. Taip, kaip mes šitą dalyką vadinam visada kriaušiam visada būdavo sunkiausia aptikti. Tu viską gali aptikti, o jinai gali būti užmaskuota, ant kabliukų tu nepamatysi, kaip patotampos ten eini, taip prabrauki, nėra viskas. Šitas dalykas, jo. Tai va, lipistki. Dabar jie naudojami, vėlgi rusai jas išrenka kasetės ir būna po 4, po 6 bando mėtyti iš dronų. Žiūrėkit, aš po to parodysiu, kaip atrodo kasetė. Jos gali būti paleistos iš gradų, jos gali būti paleistos iš aviacinių bombų, jos gali būti paleistos net specialių įtaisų, kurie vadinasi, kaip mes vadinam, apkasų paleidėjai. Yra specialus įtaisas, statai kasetį, jinai iššauna kasetę. Aš paskui bus nuotraukos, parodysiu, kaip tai atrodo. Помду отек. Давай. Sėkmės. Помду отек, jinai ypatinga to, kad, žinai, kaip atrodo. Nuo jos eina kaip į vieną pusę, taip ir į kitas 4 tokie siūleliai po 8 metrus. Ir kada jinai koviniai padėtyje stovi, jinai vėlgi turi susinaikinimo mechanizmą, bet jis ne visada suveikia. Ir jeigu jūs užkabinsi šitą siūlelį, 300 gramų spaudimo ant vieno siūlelio, įvyksta sprogimas. Vienas iš požymių, kad yra šitam lauke, matot, parašiutas. Jeigu jūs lauke pamatot parašiutą, vadinasi, ten gali būti panaudotas kasetinis minas. Sunaikinam labai paprastai, gale šitų siūlelių yra spiroklė, paėmė, reiškia, katę, uždėdė ant spiroklės, taip kad neužkapyti pačios siūlo, atsitraukė maždaug 25 metrus, strukteliniai reaktyvuoji susprogdinį. Kitas būdas yra, jeigu geras įdėmus išminuotojas, labai gerai viską pastebi, jis gali prieiti prie minos, apdeginti aplink ją esančius siūlelius, jie nudega, mina nesprogsta. Bet jau kiti gali šalia praeiti, jinai nebus pavojinga.
irgi, jeigu randa mėtomus dronus, bet čia radinys vadino senas, tai skamitinį visi iš... Taip, taip. Jo. Būna ir tokių. Tai tada pastatai papildomą užtaisą ir sunaikini. Jeigu tai vyksta šturmo metu, tai užžaisti nėra kada. Tiesiog tie, kurie eina į šturmą, sakykime, kažkas pamatė, duoda komandą, visi atsitraukia, kas turi, geriausiai šaudo, tai kaip pas mus vadinasi, taiklus šaulys, atsitraukia 20 metrų, sušaudo ją taip, kad jinai subirėtų į šipulius. Kitaip šturmo metu tu ją greitai nenukenkmės. Tau nėra laiko žaisti, kiekvienas, kuo ilgiau tu užbūsi vienoje vietoje, tuo greičiau, kad tave greitai kažkas atskris. Tu turi ten pastoviai judėti, jeigu tu nepriedangui kažkokio tai. Jinai gali nesprogti, jinai gali subirėti į šipulius. Svarbiausia, kad jinai, jeigu nesprogo, subirėtų į šipulius. Tada jinai pavojinga. Labai įvairiai, mes, pavyzdžiui, radom RPG nesprogusią. Ir jinai buvo tų visų elektrinių variklių. Ir buvo, nežinau, gal kokie 300 metrų. Ir aš pataikiau su padegama kulka į tą elektrinį variklį RPG. Pataikiau, jinai dega. Pažvengiam gražu, fainai ten pataikiau. Progukos gal, nežinau, į 10 minučių ir tada visą tą per mažiau turnyšį. Jau kaip jau Maždaug apie 10-20% šitų minų nesusinaikina. Blogybė ta, kada tu eini, jinai labai, kaip matot, neaukšta ir žolė ją praktiškai neįmanoma pamatyti. O kada, kur vyksta mūšiai, sakykime, tau reikia, ten yra visokių nuo valdomų vamzdžių prieš tankinių siūlai eina ir tu užkabini, ir tu nežinai, ką tu užkabini, nugara visa šlapia, tu sustingsti, pradedi žiūrėti, kas kur, o jeigu dar žolė aukšta, jausmas nemaloniausias. O kaip taisyklė, tose vietose tie siūlai eina maždaug kas 25-30 metrų. Ir tu nežinai, ką užkabini, jos žoliai labai nesimato. Kaip jos atsistoja į kovinę padėtį? To aš jums parodysiu video. Kaip jos atsistoja į kovinę padėtį. Taip, video. Taip. Tik. O. Jie meta belia kaip, ne? Jo, jūs pamatysit, kaip jinai atsistoja. Čia būtent parodytas rankinis pastatymas. Ir tie tos dalykus išmėto. Jo. Kiek jie stumia? Nuo 8 iki 10 metrų. Bet čia viena po iš 4 suodų. Paračiu pešinifą. Labai paprastai. Mes jas perdarinėjom, kada rasdom kasetės, perdarinėjom, kas rankiniam pastatymui, kas numetimui iš drono. Ne, jis į visas pusės, jis vadinasi apalaus pažeidimo krugovovo поражение. Tai vienintelis problema, kad jeigu čia yra specialus skeveldrinis fragmentas, tai jo korpusas yra iš labai kieto metalo ir jeigu tu padėsi šalia jo papildomą užtaisą, nesuformavus tam tikros formos, tai ją tiesiog švistels iš šoną, bet jinai nesusinaikins. Pas ją labai storas, toks stiprus kevalas, palyginus su kitom. Tai ją naikinti reikia vėlgi ypatingų žinių ir žinoti, ką kaip statyti. Išminuotojai šitą kaip taisyklę žino, kurie yra koviniuose buvę. POM 3 medaljon. Tai jeigu pamenat, aš jums sakiau apie Achotą, tai čia padobulintas Achotos variantas. Seisminis daviklis, suveikia 5-6 metrų atstumu. Jo. Jis, kada jinai atsistoja, čia yra šovinukas, kitaip sakant. Šone yra toks kaip šovinukas ir jis įvaro tą strypą į žemę. Visada, kur naudojamos šitos minos, kaip matos, šalia visada yra parašiutai.
Vienas iš požymių, kad panaudotas buvo šitos seisminės minos POM2, tai yra POM3, kad yra parašiutai. Va šita mina, jinai ypatinga to, kad tai buvo mano mina. Pasišminuotojai sako, mina, kurios tu galėjai sprogti arba žūti, tai yra tavo mina. Tai šita mina buvo mano, apie kurią aš sakiau. Mūsų užduotis buvo, reiškia, Azovas bandė šturmuoti vieną pamiškės juostą, kad jiem nepasisektų praeiti, rusai panaudojo būtent POM2. Didžioji dalis jų susinaikino, mums buvo duota užduotis praeiti visą pamiškės juostą ir peržiūrėti, ar nėra nesprogusių dar. Mes praėjome, mūsų darbe yra viena labai silpna vieta. Kada tu baigi darbą, atrodo, nuėmėjai visą minų lauką, atrodo, va, tas atsipalaidavimas, kaip mes sakom, raslabonas, jo, atrodo, viską nuėmiau, viskas gerai, jau gali atsidūsti ir būtent tuo momentu tu atsirauni ant kokio nors šūdo, ant kokių nors pastų. Tai niekada negalima atsipalaiduoti, kol tu aplamai nepalieki zonos, kurioje dirbi. Tai vienu žodžiu situacija buvo tokia, mes praėjom pamiškės juostą, radom daug parašiutų, radom kelias ten priešpėstinės, gal 15 ar kiek ten minų. Nu, atrodo viskas švaru, duodam komandą evakuacijai, kad atvažiuotų mašiną mus paimti, kad mes jau kylam į paviršių. Ir jau einant į viršų, vis tiek po kojom žiūri, aš einu ir maždaug 2 metrai nuo manęs stovėjo va šita mina. Jinai nesuveikė, man pasisekė. Po to kitą dieną su dronu buvo nuleistas papildomas užtaisas, jinai buvo sunaikinta. Šturmo metu, vėlgi, jeigu tai šturmo metu šaudoma, kol nesubirės, jeigu ne šturmo metu, tai vienintelis būdas, ją papildomas užtaisas nuleistas iš drono, prie jos neprieisi. Prieštankinė kasetinė mina PTM-1, jinai labai paprasta, turi susinaikinimo mechanizmą, bet jinai suveikia tik tai nuo spaudimo. Tai kaip ir jum nelabai pavojinga, bet jūs nežinot, kada jinai sprogs, tai kada susinaikins. Tai prie jos prieiti niekada nerekomenduojama. Jinai neturi krypties, ne? Ne. Jinai praktiškai priešvikšinė. Jeigu tik tais ant jos užvažiuoji, tai vikšras nukentės, jinai veikia nuo spaudimo. Kasetinė, taip. Būna iš gradų, būna, kasetės ir jos, paskui parodysiu, kaip atrodo kasetės. Kasetės visos vienodos, minų skaičius kasetėje priklauso nuo to, koks pačių minų dydis. Gali būti vienų ten 4, kitų gali būti viena, tik tais mina kasetė, skirtingai priklausomai nuo minų dydžių. PTM-3. Rusiška jau magnetinė mina. Prie jos prieiti, turint metalą, aplamai prie to, ko nežinote, geriau niekada neprieiti. Kad jas sunaikinti, mes darom paprastai nuo savęs viską nuėmė. Viską, ką turim metalo, bent kokio laikrodį, ten, absoliučiai. Kapeikos, jeigu yra viskas nuimama, paimamas pagalis 3 metrų, ant jo padedamas papildomas užtaisas, prineši pagalį, padedi šalia ir tada sunaikini. Kaip taisyklė, ten vėlgi darai tokį iš plastido sulipdai kumuliatyvą, kad jis būtų nutaikytas į šitą dalį. Bet nors čia sprogstamosios medžiagos nedaug, bet suveikia kaip tikra prieštankinė mina. Kaip šita didelė. Labai toks duslus. Ukrainiečiai irgi ne visada žino, kas tai per mina ir gali pamatyti tokį net siužetą, kada jie ateina, tiesiog paspardo, nes jie neapmokyti, nežino, kas tai per daiktas. Tas pats velnias, tik tai PTM-4 patobulinta. Vėlgi laukuose, kas vienų, kas kitų, apie 10% jos nesusinaikina. Ir jos lieka laukuose. Tai jeigu 3 aptikti sunkiau, tai 4 galima aptikti pagal parašiutą. Kaip taisyklė, jeigu jinai nesuveikusi, pas ją bus viršui parašiutas, kaip čia matom. Jis gali taip atrodyti,
gali va taip, va būtent čia ant kelio rasta čia va šalia dvi nesprogusios. Vėlgi jos yra magnetinės, prie jų prieiti turint metalą nerekomenduojama, naikinama kaip ir trečia pagalis pastatoma šalia, papildomas užtaisas sunaikinama. Kaip atrodo bendrai Pydarų minų lauko schema. Chersonas minų laukų pavyzdys. Jeigu čia jų pozicijos, maždaug 10, gali būti 15, gali būti 25 metrai, nuo jų apkasų bus prieš pėstinių minų laukas. Skirtingose vietose skirtingai. Vėlgi, nuo kokių 50 iki 150 metrų, gali būti ir 300 metrų nuo apkasų, gali eiti prieštankinių minų laukas, negali eiti, kaip taisyklė, visada eis. Prieštankinių minų laukas gali būti 1, 2, 3 eilių. Jeigu paviršiuje, kaip taisyklė, 2 eilės, jeigu įkasta, tai 1 eilė, tarp minų atstumas plius minus 5 metrai. Prieš pėstinių, kaip taisyklė, 1 eilė, retas atvejis būna 2 eilės, tarp minų atstumas 1 metras. Jeigu šalia eina kažkokie keliai, juose gali būti nuo 1 iki 3 šlagbaumų, kur aš rodžiau, kaip atrodo šlagbaumai. Tai gali būti lentos arba tiesiog ant kelio padėtos minos šalia viena kitos. Kaip taisyklė, visos šitos minos turės kas antra, 100% kas antra turės minas pastus. Kampuose, va šitose vietose, kad niekas neužeitų, jie kartais pastato pomdų, kur aš sakiau, kur tie šiuleliai. Jo, tai rankiniu būdu būna vieną kitą pastato. Vienoje, kitoje pusėje gali būti kažkas atotampai, bet čia tam, kad niekas neužeitų iš šono. Bet čia jau tos pozicijos, kurie užsikasė. Jo, kur užsikasė. Taip. Padaryti, tai nešikti buvo. Paskui pas Kacapus Liukyvo pateko. Mes, kai dirbom Chersonas minų laukuose, tai praktiškai visos šios pozicijos atrodo tas pats, skirtumas atstumai tarp, sakykime, nuo 50 kokių 300 metrų, nuo jų pozicijų bus minų laukas prieš tankinis, prieš pėstinis maždaug nuo 10 iki 25 kitą kartą gali rasti. Vėlgi viena keliom eilėm. Aš sakau, čia yra bendra tokia, kaip suprasti, kada tu šitą žinai bendrus atstumus, tu gali, žinai, kurios pozicijos, tu gali nuspėti, kur gali būti jų minos. Ir kokios gali būti minos. Reikia statyti Zapijos technikos. Vat jeigu atsiras labai gudrus vadas ir sakys, blemba, mes neturim šarvuotos technikos, kad praeiti šitų minų lauką. Ir siunčia išminuotojus tenais. Taip. Jo, tai yra visada šitas laukas pilnai stebimas kaip dronais, taip ir termikais, našnikais. Ir jeigu kas nors bando praeiti, tai OZM-kės pažeidžiamumo spindulys maždaug 30 metrų, o tarp OZM-kių atstumas 50. Tu niekaip. Ir visas šitas išeina ant laidų, ant valdymo. Ir jeigu pamato, kad tenais kas nors užeina, tiesiog paspaudi mygtuką ir nieko nėra. Čia tai toks variantas, jeigu žinai, tai datų OZM-kės detonuota, ne? Nepamatysiu jų. Jos įkasamos. Jos įkasamos ir čia net atotampų nėra. Tai tiesiog eis laidas. Nieko. Dėl ko per tą kontrpuolimą praeitų metų ukrainiečiai liko be išminuotojų. Todėl, kad ant tokių minų laukų jos buvo siunčiami. Technika buvo greitai sunaikinta, siuntė išminuotojus. Vienas dalykas snaiperiai, antras dalykas pasalos. O kada eina išminuotojai, jie visada žūsta pirmieji, jie visada įdavo. Dėl ko dabar, jeigu tu nuvažiuosi kokią brigadą, ten gali būti turėti 12-16 išminuotojų, o realiai yra 1 arba 2. Ir tie vienkartiniai. Vat rezultatas, kada nėra, kaip pasakyti, gerai, patylėsiu. Jo, tai būtų keiksmažodžis. Tai va, jeigu jie pamato, reiškia, ukrainiečių pajėgų judėjimą, jie papildomai panaudoja kasetinės minas. Ir kada mes užvažiuodavom, mes negalėdavom iš pradžių suprasti, kas čia užeini čia kažkas prieš pėstinės, prieš tankinės, ten kasetinės, kažkas kur, kol tu nepradedi aiškintis,
kad čia buvo jų pozicijos, kad ukrainiečiai ėjo iš tos pusės, tada viskas tau susidėlioja. Bet kada, sakykime, tu važiuotum tuo keliu, sustoji, pradedi kažką iš šono žiūrėti, nesuprasi struktūros. Šituose visuose minų laukuose yra viena silpna vieta. Kada aš grįžau iš Chersonos minų laukų, tik tais vienas būro pulkininkas pas mus praktiškai tą pačią dieną atvažiavo ir pas jį buvo tik tai 2 klausimai. Ar tu gali pateikti bendrą minų laukų schemą, ką aš ir padariau, ir ar tuose minų laukuose yra silpna vieta. Yra. Jeigu pozicijos eina taip, tokiu kažkokiu zigzagais, tai sakykime, čia bus minų laukas. Čia, kaip taisyklė, nieko nebus, čia vėl bus minų laukas. Tai yra silpniausia vieta, kada kampai yra kažkokie tai. Tuose kampuose gali būti, kad nestovi jų pajėgos, o jeigu nestovi jų pajėgos, jie ir neminuoja. O tai yra pati silpniausia šitose minų laukuose vieta. Bet vėlgi, jeigu jie pamatys, kad eina ukrainiečių pajėgos, jie panaudos kasetinius. Tau kasetinius vis tiek reikės įveikti. Taip, apie minas praėjom. Apie minas turit klausimų? Mes ir tai valandą atsiliekam nuo. Viskas. Dabar pagreitintas. Bombos. Bombos yra įvairių formų, bet jos pavojingos to, kad jie padengia labai didelį plotą, jie dažnai jos naudoja miestuose. Būtent miestuose gali būti panaudotas kasetinės bombos. Tai viena iš tokių variantų. Nėra čia, nėra. Ne, čia yra kita, aš paskui parodysiu. Padengia jos maždaug iki 0,5 hektaro teritorijos. Dirbant šitas, kaip jis, Gulėpolio atkarpoje, į žvalgybą išėjo 18 grupių, 6 iš jų niekas negrįžo. Todėl, kad jie buvo sunaikinti, būtent panaudojant kasetinės bombas. Dronai kažkur jūs pastebi, padengia visą teritoriją, nieko nelieka. O Gulėpolio teritorijoje labai naudoja kasetinės bombas. Ta, ką tu man siuntėjai, aš iš pradžių ją sumaišiau su POM 1. POM 1 buvo labai panašios į šitas. Vėlgi, smūginės, labai daug, dažnai nesprogsta. Kliudyti jų negalima, spardyti negalima, pamatėjai apie jį. Vėlgi variantas pagal formą. Visos jos suveikia nuo smūgio, bet jeigu, sakykime, žemė minkšta, ten tas vadinamas lietaus sezonas, jei žemė tokia minkšta pakrūna, jis gali nesuveikti. Vėlgi vienas iš tokių variantų, čia šitą bombą dvigubo poveikio, čia yra būtent kumuliatyvas, o čia skeveldrinis fragmentas, kada jinai krenta kaip paprasta bomba, smūgių metu, jeigu pakliūna kažkokius šarmus, tai kokį lengvą šarvuotį jinai pramuš, tankų jinai nepaims, jeigu tiesiog į žemę, tai suveikia kaip fragmentinis skeveldrinis fragmentas, tai yra skeveldrinė bomba. Tai jo, blogai tai, kad pas jį labai, kaip pasakyti, netobulas sprogdiklis ir vėlgi, jeigu nepakankamas smūgis, jinai nesuveikia. Ir žmonės, kada nežino, kas čia per daiktas, kažkokie pabandysiu pajudinti, va šitoje vietoje randasi sprogdiklis ir gali įvykti sprogimas.